Marijampolietis Rimantas Šimonis, šviesus ir pozityvaus mąstymo neapleidžiantis vyras, patyręs, ką reiškia dėl ligos aukštyn kojomis apverstas gyvenimas. Ką reiškia, kai iš stipraus pasitikinčio savo jėgomis žmogaus virsti bejėgiu, neapsieinančiu be kitų pagalbos. Erkinis encefalitas – tokia lemtinga šio vyro gyvenimo pokyčių priežastis. Diagnozė, su kuria marijampoliečiui per 4 metus teko susigyventi ir apie kurią šiandien kalba ramiai ir viešai, sako norintis, kad tokių atvejų kaip jo būtų kuo mažiau. Rimantas erkiniu encefalitu užsikrėtė 2007 vasarą, pasakoja Viečiavęs, ir kaip visuomet iš miško grįžęs su keliomis neprašytomis palydovėmis į odą įsisiurbusiomis erkėmis. Jeigu miške pabūni, tai skaityk, kad parsinešė. Retai, kada neparsinešė, tai pastebi, pašalintą erkę ir paskui pajutau, taip liktai gripas, temperatūra pakyla, galvoju, gal sušilau, peršau. Savaitėlę su temperatūra, taip iki 39-38, per daug didelė, atėjo sergu gripu. Pas gydytoją nesikreipiau, kažkas pasiūlė, sakau, praeis gal. Aukšta temperatūra, pamena, tuomet nukritusi, tik neilgam. Kad sustiprėtų, vyras ėmėsi fizinių darbų, tačiau netrukus ėmusi svaigti galva, dingęs apetitas, sutrikusi pusiausvyra ir vėl pakilusi temperatūra. Aplankytas pusbrolio, kartu nuvyko pas Marijampolės medikus ir po jų apžiūros vyras jau greitąją išgabentas į Kauno infekcinę ligoninę. Po atliktų tyrimų patvirtinta erkinio encefalito viruso diagnozė. Patekau į reanimaciją. Temperatūra buvo aukšta, apie 39, vėmiau labai stipriai, reiškia, skrandis tuščias, tai ten tulžim, reiškia. Paskui reanimaciją 2-3 paras, aš čia pats jau nepamenu, man atrodo, kad pusę valandos nusteliu. Visai bejėgis tada, kaip rasas. Nei atsisėsi, pusiau šitam pasauliu, pusiau dar, reiškia, ta orientacija tokia sutrikus, bet mintis tokia, reiškia, jeigu dar šįki tokia liga, jau neišsikapsyčiau. Pats atsikelti negalėdavau, sodino, paverčia, valgydyną, po to atgal į ligoninę, po to sekė reabilitacija, irgi vežimuke, pats neatsikeldavau. Paskui po truputį kineziterapeutai labai padėjo. Bendrai dėkingas visiems medikam, reiškia, ir slaugėm, ir gydytojim. Ir pats stengiausi, kažkaip sakydavo, kad motivacija stipriai, reiškia, kad nepratęs toks bejėgis būti, reiškia, anksčiau sveikatą neskundžiau ir tai 2 mėnesiai reabilitacija, jau po truputį vaikščiodavau. Bet toks vaikščiona, reiškia, jau žingsnį žengė, jau laimėjimas, reiškia, 100 metrų jau laimėjimas, o būdavo nueidavau 100 kilometrų, jeigu reikėdavo. Viengungiškai gyvenantis vyras sako nenorintis tapti našta ir bejėgiu savęs neįsivaizduojantis. Po ligos Rimantui medicininės komisijos nustatytas 20% darbingumas. Nusilpo pečių, rankų, sprando raumenis, sutriko pusiausvyra. Po kantrių kasdienių pastangų, pratimų, vaistų, masažų, įvairių procedūrų darbingumas padidėjęs iki 40%. Būdavo jau toks įprotis, kad į dieną atsikėlė, ar vėliau, ar ką tai kilometrą, reiškia. Sunkiai tą kilometrą, tenai, dalės per valandą nueisi, bet nueisi kilometrą nueita, tai paskui grįžti dar reikia. Oras nesvarbu, reiškia, svarbu nueiti, reiškia, šilta, šalta, judėti, po truputį nesušalsi. Ir šitaip, dabar jau tikrai ant kojų stipriau pastoju. Dabar apsipratęs, kartais blogiau būna, kartais pavargsti, bet taip pat ir tos pratimus darau ir dabar reikės vėl eiti pas gydytojus, apžiūrėti ir rudenį bus medicininė komisija. Šiandien vyras tvirtina, jei būtų žinojęs, kad susirgs erkiniu encefalitu, būtų nuo jo skiepijęsis, o dabar ragina tai padaryti aplinkinius. Aš dabar persirgęs, man skiepytis nebereikia, jau turiu iki savo gyvenimo pabaigos tą atsparumą. Reiškia, įgijau, bet labai sunkia kaina. Tai čia 100 litų, 1000 litų, jeigu, kaip sako, yra galimybė tos ligos išvengti. Aš tai tikrai būčiau skiepijęs. Bet žinau, tu žmogus, tas netikėjimas, negali būti man to dalyko. Rimantas džiaugiasi tuo, kad nesutrikusi atmintis ir svajoja bent apie kažkokį darbą. Ką darys? Noriu gyventi stenkis, ir šitaip. Jeigu aš čia verksiu, kad neblogai gyvenau, reiškia, neblogai sekėt, o dabar jau čia viskas, tai nuo to sveikatai geriau nebus.